Kartą miške vaikščiojo elniukas. Jis sutiko kitus elniukus ir jie pradėjo žaisti. Danguje skraidė vanagas, o elniukai ilsėjosi. Lapės norėjo suėsti kurmius, bet šie pabėgo į požeminius urvus. Lapės upėje meškos norėjo suėsti lašišą, bet mažas meškiukas įkrito į vandenį ir vos nepagavo žuvies. Bet atėjo vanagas ir ją pavogė. Voverės buvo įdėjusios maisto į medžio urvą ir norėjo jį atnešti mažai voverei. Bet genys pradėjo gręžti urvus medyje ir medis nuvirto. Netoli medžio buvo vilkas, kuris pamatęs krintantį medį pradėjo staugti iš baimės au! Bet jam pavyko pabėgti, kad medis jo nesutraiškytų. Bebras buvo laimingas ir nusprendė pastatyti gražų namą iš nuvirtusio medžio ir medienos. Triušis taip pat buvo laimingas. Rausėsi žemėje urvus žaisti slėpynių, bet žaisdamas jis pamatė danguje skrendantį vanagą, kuris norėjo jį suėsti, todėl pasislėpė savo urvuose. Triušyje be vanago buvo ir pelėda, kuri norėjo pagauti peles. Ir ji sušuko garsą kad pakviestų kitas pelėdas, jog jos galėtų suėsti peles pievoje. Miške taip pat netrūko barsukų, kurie buvo pastebėję gražų ežį, kurį galėjo suėsti. Po truputį jie artinosi, norėdami jį suėsti, bet kai įkando, ai! Visi spygliai atsidūrė jų nasruose ir jie iš skausmo pabėgo.